Moters mintis, jausmai, veiksmai apie vyrą. Mintis kokios pasižiūrėkim. Taigi kažkokios paslaptingos, kaip aukščiausiai žinia, tai moteris paslaptinga ir kažką viena savo galvoja ir kantrybė korta. Kantrybė laikas, šviesos jėgos ir tamsos, taigi velnės ir angelai. Tai matosi, kad moters mintis stiprios ir svarsto jinai matyti už ir prieš santykių, tos privalumus ir trūkumus, nes čia yra šviesa ir tamsa. O ką jaučia vyrai? Tai 4 monetos prisirišimą. Tokį vertę to vyro jaučia ir tai yra mylimieji, kad nori būti kartu, kažkas tai ir yra ilgalaikiai partneriai, galbūt ir sutuoktiniai. Ir čia vežimas, tai matosi, kad moters jausmai tokie, kurie sako, kad norisi pokyčio, kažkokio proveržio, vyriškos energijos, aktyvumą, kad 4 monetos tai gali būti, kad ir tokia rutina ir kuri nebetenkina moters, kad jinai čia matosi įsigilinusi, svarsto ir lyg norėtų, kad vyras aktyviau reikštųsi, kad buvo tas pasirinkimas, ta meilė, bet norisi kitokių kažkokių situacijų. Ir kągi moteris darys, tai matosi 10 taurių, tai bandys pripildyti santykius pilnatvę, meilę, 3 monetos kažkokias naujas galimybės, pasiūlymus duos. Ir 10 monetų, tai matosi, kad bus naujų kažkokių iššūkių, pamokų. Ir čia yra 6 kartai, taigi nauji metai ir transformacija, perėjimas į kitą lygį, toks apžvalga, apsvarstymas pliusų ir minusų šios situacijos. Ir čia daug didžiųjų arkanų matosi, netgi 5, tai stipri tokia situacija iškilusi ir kad laukia naujos pamokos, iššūkiai, kur galima ir pasiekti ir jausmų pilnatvę, ir materijos, kad čia duodama ir jėgos, matosi, ir šviesos jėgos padeda, bet taip pat ir visokių pagundų gali iškilti ir pora turi tą vežimą, energiją, tą galimybę judėti į priekį greitai, veržliai.